Labas, mėly bičiuliai, labas. Petriukai. Hello. Du žmonės be diplomų aukštųjų, kai kurie be vidurinės atestato, susitinka antram bandymui. Pirmas, kai kam patiko, kai kam visai nepatiko. Žiūrėsim, kaip bus su antru. Taigi, Petriukai, labas. Labukas. Labiausiai du neintelektualų žmonės bando daryti intelektualų podcastą. Ir aš noriu pristatyti Gedą. Jeigu staiga įvyktų pasaulio pabaiga šito žemėje ir reikėtų palikti vieną žmogų gyvą, tai šito žmogaus tikrai niekas nepaliktų. Gediminas fucking Raklaitis. O taigi užkėliau gerai, užkėliau ir iš karto nuleidau. Kartelę užkėlė gerai, toksai apgaulingas, apsimoronas gavosi. Aš esu senas šiknis. Senas, skaityk. Vergiai Zaurą? Šiandien buvau medžiokliai, nuėjau į bagažinio turgelį trečią kartą akmenį vykstantį, parsinešiau knygų. Dar Baltušio seno komunisto, nes aš irgi raudonas spalva apsirengęs. Tada Džono Fenimoro Kuperio Pėdsekys legendinis romaniūkštis. Tada Juozo Arlicko, apie kurį galėsim padiskutuoti. Tada seniukai Pancero paėmiau už eurą. O kokia čia Pancero? Čia jo knyga, pirmas romanas, tipo grožinis romanas, nes jo buvo apie kiborgų žemę, tai ten buvo labiau toks dokumentinis, žurnalistinis romanas. Bet ten apie Ukrainą buvo, ne? Tada tokią pasiėmiau, anglišką paskaityti. Apie D-Day, apie išsilaipinimą Omahos ir kituose pliažuose. Ir tada paėmiau Mario Pjuzo Sicilietį, labai gerai išsilaikysi. Aha. Ar jau pavydį man? Aš visas pavydė. Ir šitą paėmiau. Liudas Mažylis. Liudo Mažylio, jo. Tai va, biški, už kiek čia, už 6 eurus nupirkau, kiek čia knygų palauk? 8 knygos. Tai čia... Žodžiu, jeigu norėsi, ką nors norėsi skaityti, duosiu paštomatą, aš tau įmėsiu porą iškart. Nice. Kaip žmogus, kurio nepaliks gyvųjų tarpe, aš tau padėsiu. Aš užrašysiu tavo, kadangi tu būsi tas, kuris bus siunčiamas į salą vienas pats. Tai aš tau duosiu, ką įsidėti. Aš vienas į salą nevažiuosiu, girdėjau. Pradedant šitą temą, vienas aš į salą nevažiuosiu. Aš teigiu tokį dalyką, kad masturbacija yra geriau už bet kokį seksą. Ką tu į tai? Yra tiesos. Daug kas, žinai slepia, bet vis tiek daro už kampą užlindę. Žiūrėdami. Po to kaldra šlapia gaunasi. Žiūrėdami į ką nors. Darydami šlapia. Kaip vadinasi svajonės apie Liuciją? Ne. Haliucinacijos. O žinai, ką Liucija mėgsta daryti? Haliucinogenus valgyti. Ne, revoliuciją mėgsta daryti. O žinai, kas nuo Liucijos būna paryčiais? Bijau spėt. Policijos. Šiandieną Gedas formai. Gera medžioklė buvo, seniukai. Žiūrėk, dar laivo pasiėmiau. Žiūrėk. Ką tu čia darysi su juo? Aš plauksiu į vikingų kraštus, į Norvegiją. Bandysiu sukišti butelį? Bandysiu sukišti butelį. Kaip jos ten sukiša, tos laivus į tos bandysiu? Lema ten su to pincetu po mažą dalelytę, dėlioja po mažą dalelytę. Čia toks menas seniai yra, žiauriai sunkus reikalas. Aš kažkada girdėjau, mano rankos dreba, aš negalėčiau to padaryti. Aš kažkada girdėjau, kad juos tiesiog ten kažkokią virvutę patraukia ir jie išsiskleidžia ten viduje kažkiek. Blema, gal yra ir naujų technologijų, nežinau. Kalbant apie naujas technologijas, 98 metai mes Palangoje prieinu prie kiosko, žinai, ir ta dėlionė, žinai, padėta, žinai, ten 5 litai ar kiek, 3, parašytas vertimas, pūzlas su ilgaja. Mėgdavai pūzlus dabar arba vaikystėje? Mėgdavau, patiko. Bet tu ten iš 20 dalių dėliodavai turbūt. Ne, turėjau vieną kažkokią iš 500 gal.
Aš turėjau iš ten. 5000, man atrodo, ar 3000 kažkaip. Man atrodo, brolis buvo gavęs ten kalėdom dovanų ar kada iš kažkur tai vieną puzlę ir mes ją vieną dalindavomės. Ne puzlė, o puzlas. Atsiprašom, puzl. Puzl. Klausyk, noriu pradėti nuo geros naujienos. Tai geros naujienos. Justas Kučinskas man patvirtino, kad bus Lietuvos moterų tinklinio rinktinė. Su to mūsų visus ir sveikinam. Pozdravliaju. O tai... Žinai, ne daina yra sukurta apie moteris tinklininkės, žinai? Ne, dainuok. Šoka basos, subinaitės, trypės magus vilniai. Šakilau raganaitis šoka? Ne, subinaitės. Nu, yra ten jų. Bet faina, moterų bus rinktinė, o vyrų nėra iki šiol, žinai. Nu, tai viskam savas laikas. Nu, vyrai kaip visada vėluoja. Moteris pirmos Amazonių matriarchatą buvo sukūrusi, žinai. Tai visada moteris geriau juda. Mums kaip lietuviam vis tiek bet kokiu atveju reikia pergalių. Atsiras moterų pergalės, atsiras ir vyrai. Mhm. Ir atvirkščiai. Mes esam garbėtroškosgi. Senė, aš komentuoju pirmas atmosferos rungtynės. Nu, ten buvo jau antros namuose rungtynės, bet aš tik tai nuo antrų pradėjau, žinai, namuose. Karočią liko 1-2 rezultatas, lieka dar 3 pridėto laiko minutės, vos net trečdalis stadiono eina lauk. Ta prasme, kaip netikėti taip savo komandą, aš nesuprantu Bayerio dabar. Sumokėjai tos 5 eurus, nu pasėdėk, nu šalta buvo, aišku, bet dėl 3 minučių aš sakau, klausiu eterį, žinai, gal kamščiai, žinai, Mažeikiuose, šalia mane sėdi žmonės, galva taip daro, nebūna kamščiai Mažeikiuose. Mažeikiuose kamščiai, tu nejuokim, kur naftininkų gatvėje. Yra tokia beje. Žinau. Ne, būna centre, senamiestį būna, nes ten prikišo šviesoforo anot Mažeikiškių per korupcijas. Nes ten sūnus buvusio mero berods ar ten administracijos direktoriaus, tai prikišo šviesoforo, kas 30 metrų, tai ten būna kamščiai. Nu ir plus gelškelis eina tarp Naujamiesčio senamiesčio, tai ten tenka pastovėti dažnai, žinai. Taip. Tai sakau, gal į kamštį papuolėte 3 minutės pabėgėliai, pabėgėliai vadinamieji, bet. Tokie pabėgėliai pas mus yra ne baltarusiai, ne ruskiai, ne tadžikai, o pabėgėliai iš stadiono, ble. Mūsų sporto fanai tokie yra. Dabar jeigu Kauno Žalgiriui krepšinio klubui kalbu, staiga nepasisektų kažkiek laimėti kažko, arenos pilnos jie neberinktų. Nu ir viskas. Kas ir buvo šiandien. Kauno Žalgiris, ta prasme, futzalas, ne? Tai realiai pirmose rungtynėse buvo gal 7 žmonių, iš kurių 40 akmeniškių Kaune. Tada antrose buvo Pydisas akmeniškių ir jau daugiau kauniečių, koks gal 7 kauniečių ar 8, žinai. Ir tik paskutinėse jau Green White Boysai ten turėjo atvažiuoti, kažkiek atvažiavo, žinai, ten mus nugrūdo akmenės fanus, kad dėl saugumo. Atseit mes pizdinsime su Green White Boys. Pas mus iš 5 žmonių atvažiavo 40 vaikų. Ir jie tipo pizdinsi su Green White Boys, žinai. Nu. Taip, gedukai. Taip. Pirma, ką norėjau tavęs paklausti šiandien apie politkorektiškumą. Tu kaip žmogus studijavęs politikos mokslus. Kas fucking čia per dalykas apskritai yra? Politkorektiškumas ir kokio velnio jis reikalingas apskritai? Paprastai tariant, jeigu mes norim vengti patyčių visuomenėje, ne? Tai ar būtų mokykla, ar būtų univeras, ar būtų darbas, nu, mobbingai visokie, nusipranti, apie ką kalbu, ne? Taip. Politkorektiškumą išrado tam, kad politika būtų, nu, teoriškai švaresnė, žinai. Be jokių ad hominem pasakymų, kad tu asilas, pizdabolas ir panašiai. Tas pagal politkorektiškumą yra žiauri nuodėmė, žinai. Taip. Nu, tai išrado tą šūdą, žinai. Ir aišku, nieks nepasikeitė, tų patyčių dar padaugėjo politikoje, žinai. Nu, mes pasižiūrėkim, kaip ten kalbasi, Šimonytė ten kažkokius ženklus rodo, Miliūtė fakus rodo mitinguose, žinai, na prasme, tai reiškia, to politkorektiškumo kuo toliau, to mažiau, bet jis tarsi teorija stovi toks antstatas ant viršaus, žinai. Nu, tipo, ir čia turi būti politkorektiški, žinai. Kai kurie tai seka tą dalyką, bet kai kurie tai spjauna visiškai ir daro priešingai, žinai. O jis reikalingas? Ne. Aš irgi galvoju, kad ne.
Tos tokios nulaižytos frazės, žinai, tas toks perdėtas. Lem atėjo, mandagumas. Petrai, tokie laikai, visi tokie pozityvūs, nėra kam konachui pasiūsti risnukį pist, bet va, tai tas yra žiaurum. Jo. Visi tokie pozityvūs, nupizdėt šypsosi, ačiukas, prašuksas, koks aš fainas, žinai, dabar esmė, ypač Vilniaus burbuluose, žinai. O Jėzus, Marija, atvažiuojate Vilniečiai į Palangą vasarą, aš negaliu tam kofeinę sėdėti, ačiuksas man su peneliu, man. Eik tu nachui, galvoju, su savo peneliu, ble. Buvo ambiški pakibę, ne? Petrai, Jau, aš čia. esi? Esu. Tai va, jo, ir jisai, sakau, nelabai kam reikalingas šitas dalykas yra. Nu, aš sutinku, ten yra protokoliniai dalykai tenais, jeigu kalbant apie politiką. Žodžiu, Petriukai, iškirpsiu aš šitą šūdą. Jo, viskas gerai. Iškirpsiu tą minutę. Pas mane rodo, kad man gerai rodo. Aš tave matau, aš tavęs nematau. O aš tavęs nematau, tu pakimbi, o man nerodo. Tai fiks znait, kame čia reikalas. Nu, Tai va, blėmas. viskas gerai, tai visko pasitaiko. Nu. Tai va, tęsiant, tai tas politkorektiškumas politikoje gal jisai kažkiek reikalingas. Aš nesakau, kad reikia prezidentam susitikus viens kitą nacho išsiųsti. Treštokint reikia, Treštokint, jo. Atsisėda, žinai, prezidentai ir treštokina viens ant kito, raustus daro. Žinai, kaip siūlo Harmuzas Sąsiaurį pervadinti mano dantistas, mano odontologas. Kaip? Sako, reikia pavadinti Donaldo, o kai Donaldo kadencija baigsis, privadinti Donald the Duck. Ančiuko Donaldo. Ja, bus galima po Donaldo pervadinti J.D. Vance'o. Jo. Nes ten turbūt niekas nesikeis per daug, aš taip galvoju. Žiūrėk, dėl korektiškumo užbaigiant, aš manau, kad čia yra dirbtinis kūrinys, o tu žinai, kad viskas, kas yra dirbtina, yra šūdas. Čia kaip guminė moterį pis, žinai, arba, nežinau, ledus laižyti per stiklą, žinai, arba bandyti degintis automobilį per stiklą, žinai, nu pats, žinai, kiek gaunas įdegiau. Nu, nes mes visi esam žmonės, mes visi turim kažkokias tai emocijas ir taip toliau, tu negali paslėpti savo emocijos po kažkokiu dirbtinu politkorektiškumu, žinai. Nu, negali Gražulis tarp gerų politikų staiga. Žiūrėk, senė, Aristotelis pasakė frazę, kad Aristotelis, atsiprašau. Aristotelis pasakė, kad pas mus minkščiausi foteliai. Šitas, supranti, jis pasakė frazę, kad žmogus yra socialinis gyvūnas, o aš pridedu, kad emocinis gyvūnas, nes šalia intelekto koeficiento yra emocinis koeficientas, EQ, žinai, vadinamas. Tai jeigu tu turi tik tai IQ, tu esi sociopatas ir psichopatas. Jeigu tu neturi EQ, empatijos, neturi kitam žmogui ir panašiai. Ir tas tavo paminėtas optimizmas, kurį tu sakei pačioj pradžioje, nesakykime, šitos temos. Optimizmas yra labai didelis mados reikalas. Dabar. Bet aš, pavyzdžiui, esu gyvenime optimistas, bet aš turėjau labai daug dirbti su tuo. Su savim turi velniškai daug dirbti ir išmokti jo būti. Čia nėra duotybė. Tai tu, žinai, pasižiūrėjęs Instagramo stories, nu netapsi optimistu.
Netapsi, ten dar liūdniau Taip. tau bus, nes ten visi nulaižyti, sušukuoti, nulaižyti, kur vaikinam pavaryti, žinai. Taip. Tai, Nu. bet tas jų optimizmas baigėsi su likta akimirka, kai nuvažiuoja iki degalinės ir pamato kuro kainą, žinai. Jo. Ir, žinai, baigėsi optimizmas, išgaruoja iš karto, tai, blemba. Taip mažai lemia, ne? Taip, labai nedaug reikia, kad optimizmas dingtų, perdėtas. Ir žodžių yra, politkorektiškumas yra konstruktas ir simulekras, nežinau, ar esi girdėjęs tokį žodį. Ne. Čia Baudrillaro, prancūzų filosofo 20 amžiaus mintis, kad mes gyvenam kaip matrica, simulekre, žinai. Kad tu išgeri piliulę ir tu atsiduri matricai, žinai. Gali atsidurti realybėje, gali matricai, bet daugelis renkasi gertą, man rodos, mėlyną piliulę, kad būtų matricai, žinai. Labai kas retai renkasi realybę, nes realybė yra, seniukai realybė daug sudėtingesnė negu visi konstruktai kartu sudėjus. Tai be abejo. Tai žiūrint, kokią tabletę išgersi, jeigu haliucinogeninį grybą suvalgysi, ten tokioje matricui pabūsi, Game of Thrones pabūsi. Viena amerikiečių aktorė tokia vidutinio garsumo bipolikė, žinai, sakė, esu išbandžius kokainus, heroinus, visus haliucinogenus grybus. Už maniją nieko geriau nėra, gara. Nemokamas kaifas, ble. Nemokamas kaifiukas, jo. Geras. Tai va, o nuo politkorektiškumo nušokus dar yra toks išsireiškimas kaip realpolitik. Čia įdomiau. Čia lygiai taip pat, aš biškį skaičiau apibrėžimą jo, kad lygiai taip pat toksai, sakykime, taisyklių nesilaikymo yra, ne? Nes yra apibrėžtos taisyklės. Tai yra, paprastai tariant, kad yra tik tavo šalies, pavyzdžiui, interesai. Ir tu stengiasi realpolitik daryti to šalies pagal savo interesus ir tau nesvarbu. Pavyzdžiui, Amerika turi interesą Kubą užimti, nes graži valstybė. Ir jie nežiūri į Kubos žmonių interesus, Donaldas nusiunčia lėktuvnešių Geraldą Fordą ir kitus ir paima tą Kubą, žinai. Vien dėl to, kad mums faina, žinai. Taip. O realpolitik atsirado su Rišelyje, berot 17 ar 18 amžiuje, dabar nepasakysiu tiksliai, nes Rišelyje ne tik tai iš 3 muškietininkų herojus yra, kur persekėjo muškietininkų. Tai buvo realus žmogus, jis buvo realpolitik pradininkas realiai, paskui, aišku, Bismarckas labai ištobulino tą dalyką, o dabar mes gyvenam konstruktų valstybė ir realpolitik dabar tarsi bando grįžti į sceną, bet realiai mes gyvenom 30 su virš, po pokario metais, po antro pasaulinio, mes gyvenom, ta prasme, idealistiniam vaizdą, kur kaip Woodrow Wilsonas sukūrė, ne, punktus po pirmo pasaulinio karo. Kai kūrė Tautų sąjungą, ten visą kitą, kad, žodžiu, gerbti visas, net mažiausias valstybės, žinai, reikia gerbti jų interesus, žinai, saugoti tas valstybės ir panašiai. Tai čia buvo idealizmas, žinai. Politinis idealizmas, o realpolitik yra kas kita. Tau yra tavo interesai, tavo šalies interesai, tavo aplinkos interesai ir panašiai. Tai bet kokiu atveju, žiūrint į istoriją, turbūt realpolitik visada laimi. Panašu, kad geriausi laikai buvo tada, kai naudojo valstybės realpolitik. Jo, nes dienos pabaigoje, kai žiūrė, ne, tai tas mūsų idealizmas, niekur neprivedė. Petrai, jis yra konstruktas. Realpolitik yra realus gyvenimas. Tai realybė, nuoga realybė, žinai, nuogos subinaitės, tinklinkis. Jo. Tai va, o jeigu tinklinkį apsimausiau iki kelienų kažką, tai čia jau bus nebe realpolitik, čia jau bus idealizmas. Dėjau skersant tokios rinktinės. Aš išilgą dėjau, ble. Nereikia man tokios rinktinės, apsirengusiam. Mes norim subinaitės pasižiūrėti, ne? Seksizmas? Ne jokio neseksizmo. Jeigu žmogus yra sukurtas taip, kad jaustų seksualinį potraukį kitai lyčiai, tai taip ir turi būti. Gali jausti potraukį savo lyčiai. Tai yra gyvūnų pasaulyje ne vienas pavyzdys, kad maždaug ten keli procentai jaučia potraukį savo paties lyčiai. Yra gėjai. Žinai, pagal specialybę priklauso. Jeigu tu traktoristas, tai tu pydaras. Jeigu menininkas, tai gėjus. Ne traktoristas, o mechanizatorius. Čia, prašau, nemaišysi, vėliau. Prašau, nemaišysi. Kolūkiuose būtų mechanizatoriai. Tai va, tai žodžiu, dabar vyksta realpolitik ir kitaip nematom, ne? Realpolitik matom kitaip, yra tų idealistų, žinai.
Visas Nu, yra. slėpimas yra sukonstruotas ant tam tikrų idealų. Tai žinai, negali sakyti, kad gal tie idealai blogi, bet man atrodo, kad tas pamatas paimtas iš Frankfurto mokyklos. Habermasas neseniai mirė, gal matai. Ne. Filosofas vokiečių. Tai jis buvo iš Frankfurto mokyklos, ten toks Markuzė buvo jų lyderis, Amerikoje išleido knygas, vienmatis žmogus, jo knyga yra aфигена. Ten aišku sudėtinga filosofija, bet jeigu kada užmatysi Marcūzę, vienmatis žmogus, tai tikrai rekomenduoju nusipirkti ir praplėsti akiratį apie leftizmą, apie neomarksizmą ir panašiai. Ok. Aš manau, kad eisiu iki to kažkada. No. Pirmą turiu Sostų karus perskaityti. Žiūrėk, Kamilė Gabalytė sakė, kad mūsų muzikinis skonis aфиgenas, sako, davai daugiau muzikos. Žiūrėk, aš pradėsiu, gerai? Pradėk. Yra tokia daina 4-5 Seconds, kurią atlieka Kanoja Vestas, Kanoja Baidarė Vestas. Kanoja. Rihanna atlieka ir Polas McCartney's ten su gitarikė groja, žinai. Tai yra labai graži frazė iš tos dainos. Taip. Because all of my kindness is taken for weakness. Supratai, ne? Jo. Mano gerumas yra vertinamas kaip mano silpnybė, žinai. Taip. Seniai, aš esu geras žmonėm, bet atsiranda tokių parazitų, kuriuos aš vis dar blokuoju. Aš blokuodavau prieš 5 metus, per dieną gal ne Ramanausko užkalnio kiekiais, bet po kokius 5 žmonės blokuodavau. Dabar, nuo manijos pradžios esu užblokavęs gal kokius, 6 per 3 savaitės su viršum, ta prasme, per mėnesį beveik. Taip, ir ką tai buvo? Nes atėjo ten Basket News gynėjų, žinai, su manim diskutuoti pradėjo, ten klausinėti, debiliškų klausimų. Aš iš pradžių diskutavau, pačiai pamačiau, kad nėra prasmės seniai. Nes all of my kindness is taken for weakness, žinai, ta prasme. Aš bandau būti geras, kind, žinai, o jie iš tavęs juokėsi, šaiposi, žinai. Gerai, pohui, žinai. Nes jie labai protingi. Ne, tai jie protingiausi pasaulyje, be kalbų. Taip. Davai, Petrai, kaip tok dainą. Linas Adomaitis, aš pavydžiu savo. Aš stiprus, kai man sulaužo kojas, aš protingas, kai minė man ploja, aš gražus, kai mano širdį ėda, aš turtingas ir dėl to man gėda. Blemba, tu vėl ištraukiai tokį kozirį, kurio aš negirdėjęs. Tikrai? Esu girdėjęs šitą dainą, bet pasidarysiu favoritus tikrai, nes Mes čia, Mamontovo, tai buvo visiškas atradimas. Mamontovo Mes čia yra superinis daiktas. Baigęs kadenciją, Mes čia, baigęs kadenciją. Tai kas yra su šita daina, kad aš ją klausau jau kokius 5 metus? 5, kuopinis skaitvardis, 5. 5 metus. Galima sakyti 1 arba 1 metai, tada 2, 3, 4 ir panašiai. 5 liet. Ir iki galo visada, kai tu jos klausaisi, bandai vis iš naujo suprasti. Toks labai sunkus tekstas ir labai daug paslėptų minčių. Pavyzdžiui, aš stiprus, kai man sulaužo kojas. Tipo, kai tau skauda, tu tampi stipresnis. Taip. Viskas, kas mūsų nenužudo, padaro mus stipresniais. Jo. Aš protingas, kai draugai man ploja. Irgi. Tu labai protingas jauties, kai tau pritarė, žinai, kažkas. Jo. Ypač tarp kokių draugų, žinai. Tai žiauriai geras gabalas. Kaip vadinasi? Linas Adomaitis, aš pavydžiu savo. Pavydžiu savo netgi, ne? Jo, čia yra priedainis. Bet pavydėti savo yra geras veiksmas, pavydėti Petriukui yra blogas veiksmas, bet pavydėti savo yra geras veiksmas. Taip, nes kai tu pavydi savo, tai tu dar biškį spiri savo subinę, kad dar kažką pasiekti. Nes, žiūrėk, aš pavydžiu savo, kad nusipirkau naujus kaliošus, žinai. O kaip kėdė tavo užpydis, ar čia brangesnė jau paėmė? Tėvai, čia kėdė. Pažiūrėk, čia kėdė yra už 99 eurus. Eurai, blėt. Čia yra vapšė. Čia gamerio kėdė, ne? Ne. Aš prastas gameris. Čia yra ofisinė kėdė kažkokia. Faina. Man tokios reiktų. Parduosi tu man. Aš tau išnuomosiu ją. Gerai. Brangiau gausis man, ne? Daug brangiau gausis.
Plus pristatymo išlaidos. Petriukai, pakartok dar 3 ir 4 eilutės, kur citavai. 3 pakartok. Aš gražus, kai mano širdį ėda. O čia yra teisybė. Taip. O Edonis ėda ar žmonės ėda mano širdį dažniau, kaip manai? Dantį Edonis ėda. Ir aš turtingas ir dėl to man gėda. Blemba, čia mama to primena. Nu, čia yra, sakau, Adomaitis yra turbūt antras po Mamontovo man songwriter Gerai. Lietuvoje. Nu, patinka šito žaltys man. Blemba, ar tu ją matėjai? Taip, tai čia yra. Į gražesnė nei Inga Jankauskaitė, ar tu ją matėjai? Inga Jankauskaitė yra labai graži moteris. Velniško grožio. Dieviško ir velniško vienu metu, blem. Tik pirštai labai stori. Tu matei jos pirštus? Ne. O tu ką jau matuoji visų žadėtų žiedą ant tų pirštų? Ten Redix XL žiedas. Turėtų. Čia Kaune negausi tokią žiedą, seniai, blem. Kaune negausi, aš jau nekalbu apie Kėdainius. Jo, seniai, kai akmeniai gautum už tada, akmeniai viską yra. Akmeniai. Naujoji akmenė ir senoji akmenė. Kas atsirado pirmiau? Senoji? Čia kažkokį nusipirkau dalyką už 2 eurus. Vėl bagažininkų turgui? Jo, tam pačiam. O Ach, mano nejudink. kryželis padovanotas man, žinai, yra. Taip. Nu, tai va, tai dėvėsiu, žadu dėvėti. Dėvėsiu. Tai jo, Gedukai, pasiėmė antros pakopos pinigus? Jau užsiregistravau. Turiu galimybę iki birželio atšaukti, tai pasižiūrėsiu, kaip jausiu. Gerai, kad nepasiėmiau iš pirmo karto, nes būtų blogai. Tiesiog aš jaučiu, kad būčiau prataškęs, gal ne visus ten 4,5 štukos, kiek pas mane ten prikaupta, bet kokias 2 štukas būčiau ištaškęs. Mašiną būčiau pirkęs, žinai, ta prasme, setą kažkokį ten, ne Alhambra, bet kažkokį Toledo, žinai. Nes Alhambra yra šaranas, ble. Alhambra yra šaranas. Kuom to šaranas blogai? O žinai, kas yra Alhambra realybėj? Ne. Berods Kordobos mieste, kai maurai buvo užėmę visą beveik Pirėnų pusiasalį, ypač ten pietuose, žinai, Ispanijos pietuose, kur Andalūzija, kur Katalonija, tai ten pristatė jie savo rūmų visokių. Tai man atrodo, Alhambra yra, jeigu neklystu, ar Kordoboje, ar kažkuriam kitam ten pietų Ispanijos mieste, žinai. Tai čia yra kompleksas statinių, ten su pirtim, su viskuo, žinai. Ai, tai setas, palauk, setas. Tu žinai, ką musulmonai, kaip prausdavosi viduramžiais musulmonai, žinai? Su šampūnu? Su smėliu. Blet, kaip blogai gyvena. Blemba, bet žinok, su smėliu esu bandęs valytis dėmes, išsivalo su smėliu, Palangoj ten, išsipurvinint ką nors ir pabandyk su smėliu patrint ir pamatysi, kaip nusitrina. Ne, taigi senais laikais tėvukas iešmus į žemę varydavo, žinai, iš vyro krūvą ir iešmui blizga. Jo, bet kam to reikia, aš jau tada suprasdavau, kad nueik tėvukai nuplauk iešmą. Ne, bledį, iš vyro krūvą. Ne, bled, neaiškink, bled. Čia, matai, musulmonų išmintis perimta, nes musulmonų išmintis tam iš viduramžių, nes jie užkariavo Ispaniją, nebeatsiminsiu, kuriam tiksliai veikia, žinai, bet viduramžiai buvo, žinai. Tai jie tada turėjo tą kalifatas, buvo nuo Bagdado iki pat Kordobos, žinai, per visą Šiaurės Afriką, per pusę Europą ir paskui būtų jie dar į Prancūziją smelkėsi, bet 800 kažkelintais metais Poitiers mūšyje, ar 700 kažkelintais Poitiers mūšyje Prancūzijos tas karalius Karolis Didysis, Šarlė Magnė, nupiso nuo eterio, žinai, ir apie tai yra sukurta epas, Rolando giesmė vadinasi, nežinau, mums buvo mokyklai vienas iš privalomų skaitinių. Tu mokyklai nebuvęs, tai pamirš. Aš ne. Aš nematęs mokslų. Ir mokslai manęs nematė. Ir ačiū Dievui. Ne. Davai dar po vieną dainą, Petrai. Taip. Aš pradėsiu, gerai? Davai. Apie vasarą dainą.
Saulė išdegusi, meilė patrakusi, vasara, vasara. Lemma, kokie geri žodžiai, seni. Ir saulė išdegusi, ir tuo pačiu meilė patrakusi, iš saulės išdegusi, žinai. Taip. Nu, čia jau legendos visiškos. Hiperbolė, bičiuliai. Hiperbolė. Jo, čia yra ta muzika, sakau, kuri turi labai daug išliekamosios vertės. Nu, maksimalę turi vertę išliekamąją dabar. Taip. Nes šitam gabalui yra kokie 60 metų dabar, turbūt. Taip, kiek užaugo žmonių su šitą muziką, tai čia yra kosmosas. Jo. Aš nelabai suprantu iš vis, kaip jie gyvi dar visi ten. Palauk, kosmosas, sakei, toj seniukai. Pakalbėk kažką. Tai va, tai sakau, nelabai suprantu, kaip jie dar gyvi. Nes kai pasakoja ten kokie, žinai, tėvai ar seneliai, ten, va, mes su hiperbolė, žinai, užaugom. Kosmosas, seniai, kosmosas. Jūstane mes turim problemą. Hiperbolė, we have a problem. Yeah. Tai va, tai aš turiu tokią dar vieną nuostabią dainą, ją verčiau iš vokiečių kalbos. Okay. Pradėsiu nuo pirmo posmo. Tu turi mane. Priedainis. Ar tu nori, kol mirtis jūs išskirs? Būti jai visą gyvenimą ištikimo. Viskas. Čia yra senas geras Rammstein. Šiandien išsiverčiau. Va. Šiaip Rammsteino man patinka O ne dich, bet tavęs toksai pusiau toks romansas, nežinau, pusiau, nu, Rammsteininio stiliaus, žinai, bet tokia, meilės istorija nelaimingo, žinai. Mano mėgstamiausia Rammstein yra Radio. Radio gera, jo. Jo. Tai ten yra labai geras užtaisas joj. Ir tarp kitko, Mamontovo mieste labai panašu yra į Radio. Rammsteinus, jo. Jo, šiek tiek turi to. Tai nukopino senas geras Andrėjus Mamutovas. Vagis? Vagis. Čigonai vagi su bagai? Grįžtam prie antros pakopos, biški. Labai daug atsirado pensininkų dabar Lietuvoje. Aš pensininkas nuo 2017, seniukai. Lietuvą dabar tu neįsivaizduoji, kas darosi. Žmonės... Aš mačiau šitą valstybinio tautos frontą, sako, pragėrėm antrą pakopą visą, bet ką dabar daryti. Aš manau, kad koks dar mėno ir vėl visi verks dėl kuro kainų, blėt. Kur jau kuras bus atpigęs šiek tiek. Dabar užsipirko kuro iš antrą pakopą, ne? Ne, tai dabar pila pilnus bakus. Į Norfos maišelį mačiau, kaip pilasi tėvas. Į jogurto tos indėlius. Tai blemba, bet kaip yra ta žmonių manija šitiem dalykam. Tas 5 litrės vandens, kur būna, žinai, 5 litrų tas. Mes dar vakar juokėmės su savo kolegom, kad tas ratas apsisuks, valstybė dabar išmokėjo pinigų ir per mokesčius labai daug susigrąžins atgal. Nes ekonomika suksis beprotiškų greičių dabar. Matai, infliacija pakils iki 5, bet 5 tarpokai, ne Zimbabvės leveliai, žinai. O čia pirmas kartas, tėve. Tai buvo prieš Maastrichto kriterijus, buvo iki 8 pakilę, ten po krizės 2,8, kai pradėjo atsigauti ekonomika. Buvo 9, man rodos, vienu metu. Aš manau, kiek mes išgyvenom krizių nuo kokių 20 metų iki dabar dar. Mes gyvenam vienoj dideliai kriziai. Ja. Tai čia ir mes vis tiek žaliuojam, žinai, ir galim dar leidžiu žmonėm išsiimti pinigus. Tai aš manau, kad čia viskas yra gerai. Tik aš labai ko gyvenime nesuprantu manijos šitos. Tokį išprotėjimą, blėt. Mes visiški vakariečiai esam, kur atvaro į tą Black Friday ten ir puola, krenta, apsauginius daužo. Tai knygų mugė yra pavirtusi į Black Days, ta prasme, nes kas ten dedasi, tam prasme, tų muzikų pridėjo. Aš nežinau, jeigu darai knygų mugė, būk bičas, daryk knygų mugė. Ne, blėt, muzikos salė, suvirintojų salė toj bus, blėt, veterinarijos, blėt. Eini girdėjau, su bulgarkė. O žinai, kas yra geresnė bulgarkė?
Kas? Rumunkė. Su rumunkė rėžia. Aš nesu buvęs knygų mugė. Maladėts. Nu, nemaladėts. Labai norėčiau iš tikrųjų, bet aš nežinau, kodėl plemba Aš tau nesigauna. įmesiu Mamontovo ir Narkutės live pasirodymą iš knygų mugės, tu man primink, Išganimas daina vadinasi. Nerealus atlikimas. Daina Išganimas, aš labai gera. Labai gera daina. Kartu su Narkutės ant su klepu groja, žinai, Mamontovas su kitariukštė ir abu dainuoja, ne, epic daina. Mačiau šitą. Ja, ir buvo toks metas, kada žiūrėdavau per dieną po 5 kartų. Blemba, tai tas ant repito, žinai, kas pas mane šiuo metu ant repito? Kas? Jaučiu, Hertz yra tokia grupė ir Stay gabalas vadinasi. Stay? Jo. Blet, kaip aš gerai dainuoju. Kaip ten dainuoja, palauk. You said goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Stay. Bet kaip mes tragiškai skambam. Gerai, bernužėlis tai leisim. Baig, blet, gedai. Baig. Nereikia sadomazo šitą. Žiūrėk, seniukai, noriu paklausti tavęs, kodėl nėra sukurta gerų dainų apie stanikus, vadinamosius paponešius? Yra tik apie... Dainą. Aš bandžiau sugalvoti, nesugalvojau, ble. O apie papus yra? Apie papus dachuje? Dachuje, ne? Nu. Papai, nem, papai kiekvienam. Papai, aфиgenai. Papai, aфиgenai. Papai pereina per sienas. Žiūrėk, aš sugalvojau, kad reikia mums sukurti dainą apie stanikus ir galvoju, kad taip galėtų prasidėti. Tavo paponešis mane sudaužo kaip bombonešis. Čia labiau repas, ne? Jo, repas. Net repas. Tavo paponešis sudaužo mane kaip bombonešis. Jau. Viskas. Jau, maniga. Maniga. Taip, grupė vadinsis Maniga. Ne, aš tave vadinsiu Maniga, o tu mane vadinsi Joniga, nes Joniga irgi yra pirma. Čia tėvas atliko, yra Niga, yra Joniga ir Maniga. Tėvas atliko researchą, karoči. Blet, kas čia per fetišai? Rimtai čia? Ant mulatų patraukė, blet. Eikt, na čia, aš negaliu patikėti. Kodėl? Kur buvo ribos, punktyrai, kelio ženklai, turto dalybos, mačio vyrai, bibių galai. Čia kieno daina? Virblio, Dariaus. Ai, čia dainuojamoji. Jo. Dainuojamoji poezija. Joniga yra? Palauk, žiūrėsiu. Nu, sakė, yra, man rodos. Jonigas, dar geriau. Ble, čia jeigu to nebūtų, galima išgalvoti būtų. Jaunigas, mažoji bendryje jaunigas. 6 metai, 10 mėnesių, 16 dienų įmonė. Upininkų kaimas Jonava. Ble, va, ten daug jėdaodžių samdo, turbūt plantacijos gal, ble, baudžiauninkų, vergovę. Pardavimo pajamos 12 štukų 600. Ne kažką. Pardavė visus Jonigas ir tik 12. Nes buvo man lygas ir tapo jo lygas. Eik, cunašias, gerai. Maniga. Ne, tai Niga dar įsivesk. Niga. Aš noriu pažiūrėti Maniga. Kelių ženklinimas įranga, čia tau ne juokas, blemba. Maniga. O, Maniga verčia. Aš bendravau Akmenėje su darbuotojais, ten tai kelių ženklinimų atvarė Akmenę praeitą pavasarį, žinai. Ir aš su jais bendravau apie pavadinimą irgi klausiau, jie nesuprato prikolą, žinai, nes ten mažiau klasių negu tu baigė, žinai. Dar įmanoma? Jo. 4 klases, pradinė. Seniai, girdėjau, pakalbam apie moteris. Taip. Kai sakė vienas bičas trecuose, sako, nu you give, nu tu duodi.
Nu jų gyv, ble. Nu, jau gif. Va. Nes aš išverčiau vėl, švieski man vėl, šulinį, švieski man šulinį. Vėl, švieski man vėl. Jėzus Marija. Taip, moteris. Kodėl moteris, nu aišku ir vyrai tai daro, vyrai gal kitokių fasonų, bet moteris pasirašo Daivara, Jolita Va, Sonata Bu ir panašiai. Aš šiandien radau Ingrida Da ir Ingrid Da. Ingrid Da. Du žodžiai. Tai reiškia, kad yra Ingrid, kuris sako da visiems vyram ar moterim, kaip čia suprasti? Aš nesuprantu šito. Nes vyrai pasivadina pats savo bosas, nesvarbu ir panašiai, nu badži. Ten Nerijus nesvarbu, Jo. Vytautas Karočia. Karočia. Lietuviškai trumpočia. Čia yra, man atrodo, kai moteris išsiskiria su savo vyru, ją ten įsiskaudina iki tiek, kad tipo, jisai dėl visko kaltas, kaip visada. Tai jinai, nenorėdama rašyti jo pavardės, pasirašo tik pavardės pradžią. Tai jeigu Ingrida Ra... Tai gali atsisakyti pavardės ir savo mergatinę naudoti, ar negali? Atsiprašau, čia reikia tada veikti kažką, reikia stengtis, reikia eiti. Tai galima užsipildyti per internetą, man atrodo, šiais laikais. Taip, tai daug patogiau. Na, į Facebook'o nustatymus pasirašai Jolita Ra. Iš tikrųjų, Jolita Romanauskienė. Yeah. ir viskas. Aš manau, kad yra taip, bet gali būti ir kitaip. Iš durnumo. Žinai, aš dabar tresuose tokia papostinau, nebeatsimenu, kaip tiksliai vadinasi, to reikia pasižiūrėti. Kaip tiksliai vadinasi, nepamenu. Tu ten buvai rašęs kažkokia Ingrida Žu, man atrodo, buvo. Ne, Žu buvau rašęs, tai bet ne Ingrida, to yra. Kažkokie Žu, ten žudikė. Žudikė. Žuravliova. Palauk, prisijungsim tam. Arba Facebookas yra žvėriškas dalykas. Žiūrėk, aš parašiau Audra Žu. Aš Taip. parašiau Žukauskinė, Žuravliova, Žučka, žudikė. Ta merga man parašė per Facebooką, išmetė mane iš draugų, kai aš ją atrašiau. Aš sakau, aš čia satyra buvo. A nori ką nors man pasakyti, sakau, nieko nenoriu pasakyti. Užpyko? Užpyko, jo. Nu tai, kaip pasakytų 5 klasiai, jeigu pyksti, tai atsiprašyk. Aš nelabai suprantu, kodėl žmonės apskritai pyksta. Čia... Ne, pyktis yra, Petrai, natūrali emocija, bet jeigu jį tave valdo ilgiau negu 3 minutės, tai tu turi rimtų psichologinių problemų, traumų ir kompleksų. Sporto kompleksą, pramogų, veterinarijos kompleksą, girdėjau, atidarys kažką. Aš biškai manau kitaip, kad tas pyktis turi būti priežastis pykčiui. Nu, tu negali pykti. Kokia čia priežastis? Nu, aš irgi nesuprantu. Parašė apie tave barin fainai. Kas yra? Kas yra? Suprantu, sakytų. Nebent Žukauskas supliko, arba Žuravliovas supyko. Būtum ten parašęs, jinai ten kokia sterva. Žertva, ar dar kas? Žertva, nu, aš žinau, kad jinai žertva. Nu, tai tada pyk, žinai. Bet čia lengva satyrytė, kas čia tokia. Manau, kad žmogus kaip tik turėtų pasitemti, nes iš šono matosi, kad tai atrodo durnai. Jo. Nu, ir pasirašyti pavardę turėtų gal. Jo, nu bent jau mergautinę rašykis, jeigu vyro nebenori, žinai. Arba gali abi pavardės, pavyzdžiui, mano sesuo Reklaitytė Žilevičienė, žinai, abi pavardės. Čia kaip aš turiu Facebooką, bet esu... O žinai, kaip vadinsis, kai išsiskirs su vyru mano sesuo? Nu. Bus Julija Reži. Kodėl? Nu, Reklaitytė Žilevičienė, Reži. Ai, jeigu šitaip, tai jo. Jo. Yra dar vienas fenomenas Facebook'e, kai žmogus turi anketą Facebook'o ir ten viskas yra užslėpta. Viskas. Kam tu turi tą Facebook'ą? Turiu tokių draugų, žinau.
Tenais tiesiog įeini ir pamatai. Ten net negali laikinti nieko, negali komentuoti nieko, visiškai nieko negali. Tai koks tikslas turėti tą Facebooką, kad stalkintum kitus, ta prasme? Apie ką ir kalba, tai tu išsitrink. Beje, mane Kastytis Kerbedis užblokavo, Bibi žino dėl ko. Tai kodėl? Tai kodėl? Skiria mūsų abu plačiausi tavo vandenį. O tai ką tu padarai, seneliui? Nežinau, ble. Senelis, aš turėjau pažinti su seneliu kažkada. Jisai priejo prie manęs ir sakė, duoda man ranką, sako, senelis. Aš sakau, jaunuolis. Žinai, koks yra minusas tap vyrui seneliu? Koks? Su močiutė vienai lovai reikia gulėti. Tai tada jisai nesuprato mano bairio, kad aš prisistačiau jaunuoliu. Ir toks biškis įžeidas, žinai, sako, o rimčiau? Sakau, o rimčiau. Beveik kaip audražu elgėsi. Jo, o rimčiau, sakau, Petras. Voblėt, sako. Apsisuko į nuėję. O tu žinai, kad tavo vardas buvo pirmojo popiežiaus vardas? Ne. Petras, jo mokinys Petras Kristaus atvarė į Romą. Ir tapo, jis neoficialiu pirmojo popiežium laikomas, jis žvejys buvo, žinai, tai tu gal žvejys nesi, bet Petras ir Petro žiedą perdado popiežiai vienas kitam, ta prasme. Petro žiedas, kuris netiktų ant Jankauskaitės rankos, bet tiktų kitur. Ant rimtesnių daiktų. Galėtų Bibius sužieduoti ant popiežiam šiaip, ble. Kad neišsitrauktų niekada. Jo, bet kad užkliūtų už šito, ble. Užtrauktuko, ble. Sukas, ble. Bet tu labai gerai pasakei, atvarė Petras į Romą. Aš iškart įsivaizduoju, kai Petras atvarė į Romą tais laikais, žinai, sušutęs ant asilo kokios, žinai, atjoja. Tas atvariau, žinai. Labas. Net prisiparkavo asilą kažkur, žinai. Bet prisiparkavo geltonoj zonai, nes mėlyna labai brangiai. Invalidų, ble. Invalidų vietoje prisiparkavo. Varo pro šalį influenceriai su žirgais, bet fotkina, kad invalidų vietoje, žinai. Jo, varo Bėransas, žinai. Jo, Bėransas varo. Man iš karto Bėransas. Žodis influenceris Naglis iš karto. Žiūrėk, apie moteris, pabaigiant temą. Mačiau tik tokią, kaip viena moteris užsakė kažkokią dainininko dainą, skiriu savo vyrui dainą Nemylėjau tavęs. O viešpatie. Čia graži daina. Ne, bet vyrui skiria dainą. Ir greičiausiai aš pagalvojau, kad ji yra audražu, žinai, dėl to, kad slepia, kad Žukauskas su Žukausku vis dar, bet, žinai, ieško variantų. Iš audros galima visko tikėtis, aš manau. Ir audros galima tikėtis, ir audros, kaip matėm, galima tikėtis. Bloko audros. Įsižeidimo audros. Kardų audra. Kardų audra, taip. Čia yra pavadinimas šito Sostų karų knygų. Sostų karų 3 dalies, man atrodo. Jo, bet žiauriai geras. Man iš visų pirma dalis buvo geriausia ir turbūt va Kardų audra, žinai. Stipriausias knygos, ta prasme, stipriausiai parašyta. Aš dabar Karalių kovoj sėdžiu. O, tai Karalių kovoj, palauk, čia 5 ar 4? Ne, 2. Ai, 2, teisingai, jo. 2, jo. Aš matai, liko mano tos knygos pasesė dabar jaunesnė, pas Justiną, žinai. Ten prašė, kad palikčiau, nes sakė, gal norės skaityti. Kaip ir tu, Petrai, galimai skaitysi, žinai. Galimai. Žydų kilmės. Aš tau įmesiu vergiai Zaurą, kad būtų plona knygutė, pirmą paskaitimą, žinai. Aš tarp kitko, nes buvo toks momentas gyvenime, aš labai daug skaičiau, tada labai daug neskaičiau. Ir kaip aš grįžau prie skaitimo, tai su Orvelo Gyvulių ūkiu. Ideali knyga pradėti vėl skaityti. Aha. O 1984 esi skaitęs? Tai buvo sekanti knyga po grįžimo prie skaitimo. Gerai. Blemba, turbūt viena geriausių knygų, ką esu skaitęs. Jo, stipru labai. Aš ten Šiaip seniai, čia yra Realpolitik šitos knygos, kur tai išvardinai, o jeigu nori paskaityti apie idealizmą su Realpolitik elementais,
tai reikia skaityti Aldusą Huxley, kuris parašė Mano nuostabus pasaulis ar kažkaip taip panašiai. Žodžiu, ten tave realizmas gliūčina 84 gyvulių ūkį, nu tas komunizmas, žinai, realizmas, fašizmas, nu dabar tave tie dalykai gniuždo. O tas nuostabus pasaulis, kur yra, tai ten tipo hedonizmas. Žmonės ant tiek užsikačialinę, kad ir seksas vyksta kaip Stalonės tam filme. Užsidedi, atsisėdi su Boba už 3 metrų, tu užsidedi akinius tos ir sėsi per atstumą, bre. Čia filmas kažkoks buvo, man atrodo. Jo, su Stalonė, taip. Jo. Su Stalonė ir... Ir Sandra Bullock, manau. Sandra Bullock ir tas blogiukas buvo visą greunantis, tas filmas vadinasi. Kas blogiuką vaidina? Wesley Snipesas? Man rods, jo. Man atrodo, jo. Tai Wesley tam buvo, jo. Va tai, ką tu pasakoji, ten... Bet sakau, Boba už 3 metrų vis tiek per akinius krušas. O kalbant apie Orvelo 1984, tai aš ją skaitydamas labai daug patyriau tokių, žinai, kaip tu sakai, ir šokiravo, bet ten aš labai daug romantikos mačiau. Meilės istorija kaip bebūtų. Ta meilės istorija ten labai graži buvo jau. Jo. Čia yra toksai, žinai, politinis, bet grožinis kūrinys vienu metu. Jo. Ko ta prasme žmonės skaitydami, aš su kuo mes sukalbėjęs, sako, aš nemačiau ten jokios meilės ir nieko gražaus, žinai. Nu, blembas, kokie, bro, ten pusė knygos apie tai. Tai žmonės klausydami Kešo Hart nesupranta, kame yra esmė. Tai tu nori, kad knygą perskaitę suprastų, kame yra esmė. Aš noriu, kad jie iš vis perskaitytų. Ne, tegul neskaito, nes jeigu tu nesupranti, žinai, bumbu, malalietka, dūra, tai geriau tu net neskaityk, nes, nu, laiką gaiši, žinai. Antolį Donaldą visą. Geriau pasileis karalius, bernužėlius, 2 donatus pasileis, žinai, bus daugiau naudo. Bet nereikia šito. Šitą reiktų drausti statymiškai. Bet pavyzdžiui, šita 2 naujos grupės, grupė 2 daina, prisiminimai yra. Blemba man graži, žinok. Ta prasme, gal dar esu prisiminimas tavo minčių paveikslė, žinai. Žiūrėk, 2 donatai apskritai yra labai geras projektas. Aš jų niekada... Ir dabar kitaip vadinasi. Nu taip, tai kai Balvočius grįžo pas juos atgal, tarp kitko mes su jo vienoj mokyklai mokėmės. Linkėjimai Donce. Linkėjimai Donatui. Tai va, aš niekada nedėsiu šitos grupės į vieną lentyną su bernužėliais, lietuvaičiais, ten kokiu dar ten yra chujaičių visokių. Aukštesnis levelis. Taip, ten yra žmonės su geru vokalu, žmonės kūrybingi, žmonės dirbantis. Amžinatelis Donatas, jisai labai daug gražių tekstų parašęs yra. Tai mano Lietuva. Tai grupiai. Tas pats Esu žmogus, man atrodo, vadinasi. Žmogus, yra labai daug, ten yra labai daug kūrybos, aš kaip sakiau. Tai Karolis Sakulavičius nuo manęs gyvena per 500 metrų dabar, nu gal per kilą. Karolis Sakulavičius. O jis ne Ventoj? Ne, jis Ventukuose grojo, bet jis visada akmeniai augęs yra. Akmeniai augęs dabar gyvena su šeima, dabar neseniai susilaukė mažą vaikučio, man rods, metų jo tas sūnus yra dabar. Lemba labai gražu. Leonas berods, jeigu neklystu. Nu, nežinau, nesvarbu. Labai gražu, kai žmonės grįžta atgal gyventi ten, kur... Tai jis nebuvo niekur pabėgęs, jis ten studijavo. Kažkur studijavo, bet jis nebuvo pabėgęs. Jo žmona iš Naujosios Akmenės, jie susipažino dar būdami mokyklai, gal ar iškart po mokyklos, žinai. Žodžiu, sėslus bakuriukas, kartu mes pasportuoti einam, pas jį raumenis užkačiuoti, pas mane Tupakas miręs, Sixpackas miręs labiau, ble. Jūs einat kartu sportuoti. Už rankos susikibę, ble. Ir dainuojam, gal dar esu prisiminimas tavo minčių paveikslė. Jo, yra faina grupė ir viskas yra gerai su jais. Čia aš sakau, aš juos dedu prie kūrybininkų ir man jie kūrė. Ir tai yra labai svarbu muzikoje. Nu, jiem padeda, Žvagulis padeda, Stano kartais sukuria, žinai. Tai viskas gerai, kad padeda. Pavyzdžiui, Stano yra neįvertintas songwriteris, mano nuomonė, nepakankamai įvertintas. Ne, tai jeigu tu pažiūrėsi tenais, kiek jis yra tekstų parašęs,
turbūt pusė Lietuvos pop muzikos, tai čia faktas. Tai tas pats Zvonkus, ta prasme, o ką bloga daina, Taip. kad gyvenimas prasideda po 40, gera daina. Zvonkus yra šiaip kompozitorius labai geras. Nu, su 3 akordais dirba ir pokalbis. Nu, Mamontovas ne vienos dainos nėra sukūręs su daugiau nei 3 akordai. Kaip Aš jisai tave juokiasi. nustebinsiu, kad Beatlai nėra sukūrę ne vienos dainos daugiau negu 3 akordai. Tai kas paprasta, nu tai žinai, žavu yra. Genialu. Tai kas Tai čia- paprasta, genialu. Ar tu dabar klausytum atsisėdęs džiazo 3 Nu. valandas su visais perėjimais ir... Aš Bibi Draskės, kaip sakė vienas klasikas. Džiazą reiktų paleisti, žinai kada? Kai Putinui gerklę perpjauni, bėga tas kliuk, botoksas ir tada džiazas groja. Jo. Ir džiazas groja, kol jam bėga ten viskas. O pas jį bėgtų 2 paras, bet tai džiazo 2 paras. Žinai. Ir pavadintumėm tai Putino džiazu. Putino ir Rasputino džiazą. Taip, tiesiog. Putinas 2 paras kraujuotų ir grotų huine. Sorry, man džiazas yra huine. Aš ne. Žinok, seniai, dainas džiazinės 4-5 minučių galiu paklausyti, tikrai. Ne, tai aš ir kalbu apie tą tikrą džiazą, kur Hebra sėdi prirūkytam kabakė, žinai, ir ten kaifuoja naujajam Orleane, žinai. Yeah. Ten kabakė, bet ten išprotėjimas buvo. Toks kirvis pakabintas ant dūmų, ta prasme, prie įėjimo. Čia kaip aš, kai dirbau renginiuose, aptarnavime renginių yra tekę dirbti su Rinkevičium ir Valstybiniu simfoniniu orkestru. Su Giedriuku? Su Gintaru Rinkevičiu. Gintaras, atsiprašau, Gintaras. Taip. Ir ten būdavo labai fainų projektų tokių, kur jie darydavo ten roko baladės, pavyzdžiui. Ten, kur groja orkestras gyvą muziką ir dainuoja populiariausias roko dainas. Tai ten viskas gražu, fainai, ir aš kažkada papuoliau dirbti į tą juodą, tą simfoniją, ten, kur 4 valandas daužo tą patį per tą patį, blėt. Aš galvoju išeiti iš darbo. Sakiau, vis manęs nebekankinkit, blėt. Čia ką mane į konclagerį uždarės? Ten buvo baisu, žinai. Seniai, jeigu gyvenime kartais trūks susikaupimo, varyk į koncentracijos stovyklą. Nes daug koncentracijos. Kažiorai būna, sako, nesusikoncentruoja, jas reiktų į Aušvicą. Kokiam porai dienų prieš rungtynę. Čia senas geras Pasikoncentruot, biškai, susikaup, biškai. Seniai, žiūrėk, apie ką aš pasakiau, prisiminiau Lukašą Malinovskį, žinai. Aš turiu Lukašui pasiūlymą. Vakar buvo užfiksuota ar užvakar Kauno atleto krepšininkė su tara einanti parduoti tarą. Tai įsivaizduojam, kiek algų nemoka atletas, kad žmonus jau tarą pardavinėja. Tai Lukašai Malinovskį linkėjimai gali naudoti šitą podcastą. Kauno atletas, kaip ir Panevėžys, nemoka algų. Gali eiti naftų, piderė. Ta žaidėja neša butelius priduoti, kad galėtų nupirkti vizą tai Japonijai. Jo, tai Japonijai. Iš Panevėžio, kad jin vargšė galėtų parvežėti nebe, žinai. O, fuck. Bus rimtas klausimas? Jo. Klausom. Tai terjerai. Kokius žinai terjerus? Škotų. O žinai interjerą ir eksterjerą? Ne. Vadinamai buvusi terjerą. Eksterjeras yra buvęs terjeras, kuris pakeitė lytį, ble. O Inter? O Inter yra Milano Intero ir Visagino Intero terjeras. Terjer. Galim pakalbėti apie klubus, prašau, išvardink man klubus. Kokius klubus? Striptizo? Striptizo klubas gali būti. Žmogaus klubas išniręs. Gali būti futbolo klubas. Naktinis klubas. Naktinis gali būti. Gėjų klubas. Gėjų klubas. Sako, mano draugas nepraleidžia ne vieno sijono, kaip suprasti, dirba apsauginių gėjų klubėm. Gali būti baikerių klubas. Jo, blema. Andrius Cimbolaitis yra baikerių klubo vienas vadų. Aš noriu paklausti. Atsiminė Andrių Cimbolaitį, kur vesdavo per M1 žinias. Pavardė labai girdėta. Andrius Cimbolaitis, jis visada ten tas 200 sekundžių informacija. Žinai. Aš atsimenu Aurelijos Simutis. Jis komentatorium buvęs dar. Su manimi yra komentavęs boksą, Manny Pacquiao prieš Floydą Mayweatherį.
Kur buvo Aš ten pati brangiausia visos istorijos kova, žinai, ta prasme, nes Mayweatheris milijardierius, bet sugebėjo milijardus prasratį ir dabar yra bankrutavęs. Aš iš 200 sekundžių informacijos labiausiai atsimenu Aurelija Simutis. O, Simutis, paskui tokių keistą pavardę, blemo. Vaidilutė buvo, atsimeni tokia? Vaidilutė Daitytė, jo. Dovydaitytė. Tokiu riebiu balsu. Vaidilutė, Daitytė. Žinios, blėt. Lemba, aš noriu pakalbėti apie bikerius. Davai. Kas čia fuck per nesąmonę? Blėt, kodėl jie tokie pikti? Kodėl negalima į garažą tiesiog eiti gerti ir kožas nesivilkti? Nahui tą kožą pastoja. Sėdi bičas užduhintas žmonos namuose, jisai užlipa ant moco, apsivilka kožą ir jisai jau velnės. Jo, velnys. Mes velniai. Demonai. Hells Angels yra garsiausias, tai čia yra pragaro angelai. Na, kas jum yra? Kodėl tu, blėt, voras esi pas save? Bet seniai, aš pažįstu bikerių ir normalių. Pas mus, pavyzdžiui, Kruopių šventėse kiekvieną vasarą bikeriai atveža košės gamina, žinai. Lemba kokia faina hebra, tikrai neuždukinti žmonų, nes žmona šalia stovi ir šypsosi, žinai, jų. Kai kurios ten pačios bikerės, kitos ten casualiai apsirengusios, žinai. Matosi, kad geri santykiai, visa kita ir lemba tokie geri bikeriai, žinai. Bet iš kur atėjus ta tokia agresyvi kultūra? Nu, blemba. Kiek mes, žinoma, ta prasme, esame matę filmų ar dar kažko, nu tai tie bikeriai tokie, žinai, agresyvus. Mačio. Jo. Mačio arba čmo, vienas iš dviejų. Mačmo. Yra to, blemba, sakau, gyvena bičias. Užsipisęs gyvenimas, bet jisai, kai užlipa ant moco, viskas pasikeičia. Žinai, kas būna, kai užlipa ant moco? Nu, you give, nu, tu duodi, nu, you give. Nu, you give, tada jau. Jau tada Harlėjus gaudžia, bet čia yra fenomenas man, bikeriai. Let. Aš pats tapsiu gal bikeriu, nežinau. Ne, tai kai pasieksi kiek metų, pamatysi, barzda pradės augti ir imčiau, nes dabar matau, kad pieno barzdelė pastavė. Tėvai, aš Tėvas yra pienas, aš ne tėvas. Jūs tai sorry. Aš negaliu barzdos auginti. Man įsitikinimai neleidžia. Bet kai turėsi trečią pagurklį, pamatysi, norėsis barzdos. Aš turiu, pavyzdžiui, 2 pagurklius, tai man barzda vienintelis išsigelbėjimas. Eik tu šik, blėt. O su tavo valgymu čiaponišku, tai turėsi 3 pagurklius, blėt. Bibi dėl, tol kol smakras matosi, man viskas gerai. Neilgam čia, seniai, neilgam. Kai smakras dings, tada... Aš tai svėriau tiek, kad neturėjau kaklo vienu metu, 115 svėriau. Sako, pas tave ne kaklas, šis sprandas. Tiesiog. Viena materija, blėt. Per visą va šitą, per visą sprandas, blėt. Toks. Kas įdomiausia, kad iš priekio irgi sprandas. Nori duoti per sprandą, Bibi žino, per kur duoti. Nežinau, iš kurios pusės, užsimot. Žuvį, blėt. Žiūrėk. Labai įdomus dabar yra viral dalykai, kurie vyksta internetinėje erdvėje. Žinai šitą bičą, kuris dainuoja turiu. Ir bičas iš šito gabalo išvertė lietuviškai ir dabar čia pizda yra sprogdina smegenis visiems. Mega hitas, tipo? Mega hitas. Daro žinai, kaip hitas lietuviškai. Žinai, kaip hitas lietuviškai. Hitas? Daužtukas. Ai, daužtukas. Jo. Tai va, tai žodžiu daužtukas. O mega hitas yra mega daužtukas. Tai va gavosi mega daužtukas. Ir hebra daro šokius visokius su šitais visais. Aš negirdėjęs šito, nemačiau kažkaip. Tu privalai būti girdėjęs, aš tavo atsiųsiu.
Tai gerai. Toks bičias dainuoja, sakau, ta prasme, ten yra. Ir kaip išvertęs juokingai ten. Kaip vaikštai tu, kaip mane tu supranti. Ir pizė. Ir ten, ta prasme, man 2 dienas galvoju šitą nesąmonę skambėjo. Tai geras rodiklis reiškia geras daužtukas, ne? Jeigu skamba galvoji, reiškia geras. Bet o kad jis primityvus ar ten kažkoks nemeniškas, čia ne esmė. Muzikos esmė, jeigu tu nori kurti hitus, ne? Ta prasme, nes žiūrėk, žmogus, kai yra laimingas, išgeręs laimingas, ten paniukinės laimingas ir panašiai, ar parūkęs, jis klausosi muzikos, jam reikia kuo nesudėtingesnio ritmuko ir visą kitą, o kai tu esi liūdnas, depresijai, tu pradedi lyriksų klausyti, supranti, tada tu bandai išgirsti, ką Domaitis nori pasakyti, ką Mamontovas tau nori pasakyti, ką Mikutavičius nori pasakyti, netgi Galgis Ramanauskas nori pasakyti lygiai taip pat, žinai, su svastikos sukaitės greitai. Ten irgi gerų tekstų yra, seniai. Taip, ypač lerva, tu lerva, iš vakaro graži. Kaip ten lerva, tu lerva, iš vakaro graži, iš ryto pasirodė, kad nieko dievaži. Ar Dievo vardą svastiką naudoja? Eik, na. Tai va, bet aš gink Dievę nepažeminto žmogaus, kuris tą padarė. No. Sukurt varilą šiais laikais turbūt nėra taip paprasta. No. Man tas fenomenas yra, kai tu sėdi, stengiasi daryti kažką. Pavyzdžiui, sėdi ir rašai, žinai. Dabar atsisėsiu ir parašysiu kažką. Dabar sukursiu, čia bus. Ir šūdas gaunasi. Dažniausiu atveju. Okay, žinai, kokios dainos dabar dažnai klausausi? Tonis yra toks veikėjas, žinai? Blet, gedai, baig. O jei nemyli ir nereikš, šalalala, jei išėjai ir nepareikš, šalalala. Viešpatie, blet. Aš antiek dukas esu. Gedai, baig. Kad būčiau aukštai baigęs bent vieną, tikrai Tonio neklausyčiau, kaip pavyzdžiui, koks Ambrazevičius, ne, būtų gėda klausyti, žinai. Nu, gėda tiesiog, žinai. Pas jį Siguros, ten, žinai, islandiška kerpių žydėjimo muzika, žinai. Jo, Ambrazevičius muzikistas yra baisus. Jo, pizė, ble, toks profas, eiktų, na. Ten... Bet sakau, kur kerpės skleidžiasi, tai tą garso mėgsta klausytis parom, ta prasme. Kaip dygsta baravykas. Jo, baravykas kaip dygsta iš šiknos. Iš šiknos kaip baravykas dygsta. Kai būna drėgna ir šilta, žinai, šiknoja, tai auga baravykai. Kaspinuotis užvalgo baravyko, askarydė užvalgo graikų deivę. Tai va, tai žodžiu padaryti viralą reiškia, reikia visiškai negalvot. Nu, čia yra taisyklė. Kaip... Galvok outside the box, galvok išorėn dėžės, žinai. Jo, kai aš kažkada rašiau apie bomžpakius, kad bomžpakiai mūsuose yra mūsų ramenai. Žinai, mes užsiplikom bomžpakį, įdedam tenai grietinės, sojos, įpjaustam sasyską ir čia mūsų ramenas, žinai. Tai šitas ten sulaukė, aš nežinau, 2,5 tūkstančio gal ten laikų, žinai. O kai sakau, sėdi rašai, tikrai rašai, ne, eik nachui, Petrai, sako visi. Petriukai, klausyk, tu man gali paaiškinti, kodėl tas dalykas vadinasi pameistrystė, o ne gizelystė? Kuris dalykas? Kas yra gizelis? Žinai, kas yra gizelis? Ne. Amato meistro pagalbininkas. Taip vadindavo viduramžiais, gizeliais. Taip. Kodėl pameistrystė vietoj gizelystės? Gizelystės smagiau skambame. Gali būti Gizelė Bündchen, pavyzdžiui, ta brazilų manekenė. Gizelė. Tai skamba, tai gal ir įdomiau. Na. Bet nieks nevartoja šitų žodžių. Visi dabar vartoja anglicizmus ir barbarizmus. Ja. Mes visi esam dabar anglų kalbos motherfuckeriai. Mes on top esam ant anglų kalbos. Mes on top. Mes actually. Mes actually kalbam lietuviškai. Sako literaliai, žinai, tai kodėl nesakai literaliai, suha, ble? Taip. Kodėl Arvydas Avulis, ble, iš Marijampolės kalba šitaip? Kodėl jisai šneka su amerikonišku fucking akcentu? Akcentu? Kas jam yra? Ėjau per bordiūrą vadinamą į pavementą. Kodėl?
Kritau, susitrenkiau galvą į bordiūrą pavementą. Ir dabar taip kalbu, nuo šiol susitrenkęs į pavementą. Tai kodėl taip yra? Aš nežinau. Kodėl, pavyzdžiui, 2011 metų Europos krepšinio čempionate pristatymo video sako ne Panevėžys, o Panevėžis, o Klaipėda. Kodėl jie sako, kodėl mes patys pristatydami Lietuvą naudojam angliškus žodžius? What the fuck, seni? Tai Klaipėda pasakyk, išmoktų vieną kartą, ble. Kuro debiliukai, ble. Šiauliai, šauliai, pašaltum nachui. O čia rimtai taip yra? Rimtas buvo pristatymo video, jo, vyksta turnyras Alitus, nu, šiauliai, Klaipėda, žinai, nu, va tokias nesąmonės. O tai sako Zalgiris Kaunas. Zalgiris Kaunas, Zalgiris Kaunas. Tu Jasikevičius sako Jaskevikijus. Jaskevikijus. Kaip juokinga būdavo Šeriunis Jasikevikijus. Tai yra Suomių gana garsi roko grupė, kuri vadinasi Jaska. Jaska. Hard roko? Kažkokia ten. Nu, Suomiai žinai, ką daro. O Suomiai kūrė ten kažką kito, Nu, blėt, čia sukūrė, kur antra dalis popsinė. Blėt, bet tos išprotėjusios muzikos jie dar kažką kūrė. Jie kūrė aukso medalius olimpiadose, ne? Kiek dabar pasiėmė per paskutinę olimpiadą? Tai dabar bronzą, man rodos, paėmė. Ir viskas? Bet jie ir čempionais tapė, man rodos, jeigu neklystų. Duhai. Nevykėliai, blėt. Ant ledos, čiuožinėja ant ledo, blėt, medalius duoda. Pašaltų dakai. Kažkaip ir nesąmonė. Aš galiu su redučiais prasilėkti iki kepurlaukių, duokit man medalį, blėt. Sen, aš labai norėčiau, aš čia visus tos medalius paimčiau. Čia kaip tas, kur sėdė ant sofos ir kažkai komentuoja rotelikui. Rotelikui. Iš Taganrogo. Ką tu čia išleidai į aikštelę? Ką tu kurva mėtai, blėt? Čia, kur yra tas, irgi toksai bičiukas, jisai daro tik tokius, kai sporte kažkas tenais nukrenta ar dar kažką. Jį parodo sėdė su tokiu pilvu, ėda kažkokio fucking loser. Ir jis su video turi tam... O jis gal yra smiginio pasaulio čempionas Lukas Lidleris, ble? Smiginio į pilvą, ble. Maisto į pilvą metikas. Į save mėto, ble. Geriausiu atveju. Metas ant smiginio šitos pakabinta silkė, žinai, papūvusi, meta į viršų ir gauda su burna, ble. Aš nežinau, pavyzdžiui. Ir sako, žinai ką, valgo nuo galvos ir sako, jo teisybė, kad silkė nuo galvos pūna. Arba ėda tą supūvusią, jo, blėt. Vien, nu nevalgyk, blėt, ką iš šio darot? Ko iš šio tampotės, atsistoja 8 vyrai. Žiūri, iš vienos bankės. Baikeriai, seni. Jie stovi 8 baikeriai. Stovi 8 velniai ir valgo supūvusią silkę, blėt. Bet, blėt, juokinga yra. Nu, you give, nu tu duodi, blėt. Nu, you give, man. O, Jėzus Marija. Nežinau, aš tai mėgstu, pavyzdžiui, kažką žiūrėti labai ramiai. Žinai, toks angliškas yra posakis, I'm your biggest fan. Žinai, ką reiškia? Nu. Aš tavo didžiausias ventiliatorius. Jo, kaip tik šiandien sakyt. Tai va, tai sakau, ta prasme, aš sportą visada žiūriu ramiai. Ir netgi turbūt negalėčiau būti jokios komandos ten krepšinio fanų, ten tuo hardkoriniu, tuo ten stovėtų, rėkaut, šūkaut. Čia visiškai ne mano dalykas yra. Čia... Nope, duokit man ramiai pažiūrėti sportą, žinai. Matai, kaip Tiškevičius su Mikaičiu, kai sirgo čia prieš porą metų, buvo vidosas įkeltas, atsimeni? Ir Mikaitis neša bananą išluptą šitam mačiuliui vidui, o mačiulio toks vaizdas.
Čiulpė, tipo bananą, vadinamai, Mikaičio bananą čiulpė, žinai. Dabar atsimenu. Vat jis tai degradas yra Mačiulis, jeigu ką, visiškas išdavikas žurnalistikos profesijos. Jis mane nubaudė papeikimų, karočiui, už vieną istoriją, kai Garastas sakė Jodašiknį. Aš likau kaltas, žinai. Mane net Račas gynė, įsivaizduok tuo metu, 2008 metų. Oho. Račas tada dabar dar nenuprotėjęs, jis apie mane tekstą normalų parašė. Paskui, aišku, parašė ir blogą, kai prisipisau prie jo, bet jis tada jau vata buvo, žinai. Bet Račas mane gynė, kuris tuo metu buvo BNS redaktorius, direktorius, gerbiamas žurnalistas, vienas iš top 5 turbūt apžvalgininkų. O Mačiulis pasakė, kad tu turėjai pasakyti, kad įrašinėjai pokalbio, aš sakau argumentą. Tai aš skambinu Garastui, kad šiaip pabazarinčiau, 3 kartą skambinu suaugusiam žmogui, kad apie bites pakalbėčiau, sakau, jis nesupranta, kad aš nesupratau, kad mane įrašinėja. Tai jeigu tu pasakėjai Jodašikniai, bet tavęs neįrašinėjai, reiškia, tu teisuolis esi, kad neįrašė tavęs, nespausdina. Ir tu esi rasistas, jobanas. Ką tu čia man pisi protą, kūru? Garastas yra senosios kartos dėdas. Tai Agrastas. Čia visiškai nieko keisto, kad jisai taip šnekėjo. Kad Mačiulis mane nuskausmino, karočiui, man baudos nedavė. Jis buvo kaip žurnalistų etikos komisijos ten vienas vadų ar vadas. Ir aš likau kaltas. Jis puikiai suprato, kad suka Garasto subinę, bet, karočiui, ten į prokuratūrą netėjau, nes mane Garastas buvo padavęs prokuroram, žinai. Bet prokurorai sako, nėra čia bylos, žinai. O už ką ta byla? Nu, ta prasme, logiškai. Jis padavė, kad aš jį pacitavau, jam nesutinkant, žodžiu, supranti? O jis puikiai žinojo, kad kalba su žurnalistu ir kalbėjo 5 minučių su manimi ar valandą, žinai. Puikiai suprasdamas, kad kalba su žurnalistu ir Račas taip ir parašė. Visi mes taip darom, nieks nesakom, kad įrašinėsim, tekste parašyta etikos kodekse, kad turim įspėti, kad įrašinėsi, bet visi supranta, paskambini, Gediminas Reklaitis iš Kauno dienos, labą dieną, ponas Vladai, aš noriu su jumis pakalbėti, interviu paimti. Visi supranta, aš tą frazę pasakiau, bet žodžiu, kad aš nepasakiau, kad įrašinėsiu, man paaiškė, kad aš su Garastu šiaip kalbėti apie bitės anūkus ir panašiai paskambinau, žinai. O tai kaip yra, ta prasme, kai žurnalistas, nu, kaip tu sakai, paskambina, sako, labą dieną. Jo. Norim paimti iš jūsų interviu. Jo. O paskui paėmus interviu, tu turi gauti leidimą platintai? Neturi. Iš to pašnekovo neturi? Ką jis pasakė, ką mes sakom šitam podcast'e, ką tu čia sakėjai apie baikerį, žinok, to pizė seniai yra, bet aš to neištrinsiu. Man pohui. Tave nutauž Hells Angelai, blėt, Jau girdžiu iš toli. 4 apokalipsės raiteliai atjoja. Pargaudžia emocijai 5 aukštą, blėt, per sieną. Visiškai pajabat, blėt. Baikeriai. Baikeriai nuo žodžio baika. Jūs manęs nejuokinkis, blėt. Nu jau. Tai va, žodžiu, mane Mačiulis nuo to laiko, aš supratau, kad jis šiukšlė yra, savo draugelę apgynė ir tipo, mane sukorė. O man buvo 23 metai, suprask ir mane. O kiek jam metų buvo? Kam? Mačiuliui. Tai jis dabar šventė, kokį 80-metį dabar šventė ar 75-metį. Bet jau jis toksai... Bet tada jis buvo dar ne pensijai, seniai, jam buvo PM7, kokie PM6. Nes dabar tai jisai toks į Bideną panašėjo jau. Jo, po truputį panašėjo. Ir pavyzdžiui, Užkalnis, kai pavarė apie tą geriatrinę beždžionę, tai buvo per stipru, aš be geriatrinės būčiau tiesiog su beždžionė apsiėręs. Arctic Monkeys, Arkties beždžionė. Na, Andrius, žinai. Bet Andrius už tai dabar pervedinėja kas mėnesį po 200 eurų Mačiuliui. A, jis prisiteisė? Jo. Tu kiek jis prisiteisė? Ta huja, ten tūkstančiais, ble. Jebat. Dėl to Užkalnis emigravo į Klaipėdą. Jo, dabar Klaipėdai žuvį renka nuo kranto. Kai buvo juokinga man tas jos straipsnis, kai... Kiek įvertintumėt Andrių Užkalnį žuvį, kurį valgot išmestą į kranto? Kiek balų buvo? Kiek žąsų, blėt, laukinių? Man buvo žiauriai juokinga, kai jisai parašė tą, kad aš išvažiuoju į Klaipėdą pochuise. Jo, visiškai pokai. Važiuokite, Klaipėda, viskas gerai. Net va į Akmenę atvažiuotų, va čia būtų biškai įdomiau, ne? Nu, sakytų, važiuoju gyventi Viekšnius, blėt.
Nu, įvyks. Tyrinėsiu Biržiškas ir Erlicką. Dabar rašysiu knygas apie Biržiškas ir Erlicką. Būtų gražu. Taip. Važiuosiu, blėdis, Virkančius, pažiūrėti, kur Erlickas gimė, žinai. Nu. O Erlickas Virkančiuose, ne? Jo, gimtinės. Bet iššūlėje Vekšniuose, ne? Manau, kad taip. O tai kur daugiau? Kiek ten kilometrų nuo Virkančių yra? Iki Vekšnių galvoju dabar. Tai tu iš Virkančio, ne? Svirkančiai, tada Kegrių mano kaimas Kegriai. Ir tada Vekšniai. Tai jeigu nuo mano kaimo kokie 5-6 kilometrai, tai nuo Svirkančių dar 3 pridėk. Nu tai apie 9 arba 10 kilometrų. Šiemom eidavo Erlickas basom naginėm, įsivaizduoju, paskui pasakoja savo artimiesiam, kaip eidavo 300 kilometrų iki mokyklos. Tėvai, tai čia eidavo ir degindavo laikraštį, mesdavo savo už nugaros, kad vilkai tamsuoja neužpultų. Seniai, aš tau noriu vieną medinį bairį pasakyti. Pažiūrėk. Paskui užmiršiu. Pokuju apie Erlicką, to grįšim. Sako, žinai, kaip vadinasi, kai tau pašyka prie durų? Nu. Inkliuzas. Kaip vadinasi, kai tu atidarai duris ir tau šyka prie durų? Realybė? Performances. O kaip vadinasi, kai atidarai duris ir ten 30 žmonių tau šyka prie durų, žinai? Ne. Flashmobas. Čia kaip yra tas, palakai ten virš naglumo, kas yra, sako. Jo. Prišikt kaimynai prie durų ir popieriaus paprašyti. Bet ne laikraščio, gero popierių. Jo, ten kaip būdavo dar paskui virš drąsos kažkaip būdavo bėgti prieš traukinį ir rėkti, kad suvažinėsiu. Kažkokiu ten būdavo. Virš protingumo yra, kai Čekas Norisas 3 kartus iki begalybės suskaičiavo. Čekas, nebėra Čeko. Nebėra Čeko, kūro. Bet Volkeris mūsų atmintyse liks visam gyvenimui. Volkeris yra Atskalūnas. Jo, ir šitas dar kaip tas vadinasi, kur, ble, pjaustė galvą su kardais, ble. Kalnietis. Kalnietis, ble. Kalnietis. Mantas Kalnietis, ble. Amžinai mano atminty, Mantas Kalnietis. Ble, bet kaip bičiukui pasisekė su pavardai, įsivaizduoju. Eik, nahui, nesveikai, ble. Tokia kartos, seni, būtent tos kartos. Na. Jeigu jis būtų Kalnietis, dabar būtų Kalnietis, tai niekas nesuprastų, kame bairis, bet kurva. Čia Songokas geresnė pavardė tik būtų. Pavyzdžiui, Petras Songokas pavardė. Petras. Kame. Aš geriausiu atveju Džinas Vežlys. Arba Homeras, jeigu vardas būtų Homeris, tipo Homeras. Homerį iki Homero senė. Homeras Svirkantis. O kas dėl įėjimo į mokyklą pėsčiom, aš iki 5 klasės jau pėsčiom. Tudai, blėt. Per žiemą, ten per pūgas, blėt. Taip, aš galvoju, kaip aš gyvas iki šiol, blėt. Paskui pradėjo vežti, paprasme, autobusas nuo 5 klasės. O dabar vaikščiatum, tai pagurklis antras nelystų, blėt. Va, tai vaikščiatum į mokyklą dabar, blėt, piderastė, tu kurva, 10, 11, 12 klasės. Dėl to aš tą mokyklą nechai ir mečiau. Sakau, jau aš pas ją neįsiu daugiau. Jo. Jinai norės pati ateis pas mane. Beje, apie mokyklą iškėlė teoriją, kad mokyklo šiais laikais nereikia visai. Nesąmonė. Aš manau, kad irgi nesąmonė. Reikia naujų dalykų mokyklai. Šachmatų reikia, logikos reikia, ką žinau, viešojo kalbėjimo, kažkokių pamokų, žinai, o to reikia. Bet yra labai daug naujų dalykų mokyklose. Ten nuo švediškų stalų valgyklose iki ten, viskas čia yra gerai. Bet sakau, reikia logiką, šachmatus, viešai kalbėjimą, debatų, žinai, derybų meną pridėčiau, žinai, jeigu mano valia būtų. Jeigu man duotų daryti švietimo reformą ir duotų man pinigų, aš, ble, taip sutarkyčiau tą švietimą, kad kurva baikeriams mažą nepasirodytų. Jeigu man duotų tvarkyti švietimą ir duotų pinigų, aš tokį nahui balių padaryčiau. Pragertum, ble, furšetą, ble. Jūs ahuėlintumėt, ble. Furšetą, ble. Furšetas su uspaskichais, su žemaitaičiais, ble.
Tapinas nusileiktų, su straiktasparniu nusileistų, gerai. Eina nahai. Sukobės atstatytų straiktasparniu. Viskas yra gerai su mūsų švietimu. Reikia biški laiko. Aš visada kalbu, kai man kažkas pradeda vapėt nesąmonės, kaip yra Lietuvoje blogai ir kad čia tas blogai, nas blogai, vardina atsisėdė ten. Sakau, hebra, mums 35 metai, 36 metai. Ko jūs norit? Suomija nuo 5, nuo karo, kai laimėjo žiemos karą, 40, nuo to laiko yra laisvi realiai, ne? Jie turėjo forų ant 40 metų realiai forų, ne? Mes po kiek metų irgi, blėt, hard rock aleliuja sukursim, ne? Mes po kiek metų jo nepriklausomybės laimėsim Euroviziją. Visi pasiekimai, bet. Ir ne kartą laimėsim, jeigu ką. Daugiau nieko nereikia. Atsimeni tokią grupę Him? Ne. Him? In joy and sorrow the goes in your arm. Nežinai? O gal dabar ir kažką tai. Suomių grupė, blėd, legendinė, kur. Tai vėl iš to pačio, blėd, ten. Iš to pačio baisūno, blėd, kūrimo. Jie tokie, net ne hard rockų čia pavadinčiau, čia toks, kaip tie vadinasi. Čia labiau gotik? Gotik labiau, jo. Pagal melodiją. Ta grupė seniai, mes Him vadinasi, H-A-M, Him. O dabar Him vadina save drikstys, blėd. Ant kiek dasigyvenom. Bet žiūrėk, kokie padugnės, atsimeni, kai Dirkstys su Žemaitaičiu vaikščiojo, kai Žemaitaitis meru norėjo tapti Klaipėdą. Buvo toks epizodas. Atsimeni, jie tokie padugnės, įsijungia kameras ir bomžai duoda ten kavos ir 2 eurų, žinai. Įsijungia dėl to kameras, kad pasipjerint, iš labdaros gavimo pasipjerint, čia yra tokia puikybė, seni, kad Dievas tave turėtų nutrenkti į 19 pragaro ratą, kuro pas Dantę Alighieri, nahu. Tai aš, man atrodo, dar visai praeitą savaitę mačiau, kad jis kažką panašaus darė. Jo. Tai davė 500 eurų kažkokiai babcijai. Tu duodi, ble. You give. Kaip manai, kiek Oksanai už vieną naktį sumoka dirbti? Duoda po bent jau 20. 20 duoda, 2 grikus. Kai tas iš klausimėlio sakė, kiek sako iki rojaus yra, bus 1,5. Varsto, 1,5 varsto, ble. Bus. Ble, dar kai pažiūrėjo į tą dangų. Ble, tai šakės, žinai, seniai, šakės žiūri. Toks gražiai. Kaip Sibirė susitinka Sibiriakas, kažkokį turistas klausė, sako, čia toli iki to kaimo. Ai, sako, visai netoli, 2 dienas miško, o po tom rukoj padarė. Jo, pasieksi, pohui. Pasieksi planetą Solerį ir rasi ten savo draugus. Kiena šita daina yra, Selo ar Mamonto? Bled, Mamonto, aišku. Tai aišku, o ko Selos skeričiuojasi? Selas skiričiuojasi, nes jo darbas toks. Kaip Maibachas, mūsų legendinis artistas Lietuvos, valgo šūdą ir sako, blitz, darbas toks. Aliejum užsigeriam, ne? Saliarką galėtų užsigerti, bet brangiau už aliejų, ne? Bet darbas toks, ką? Reik pasiūlyti Maibachui išgerti kanistrą salierkos ir kas bus pasižiūrėti. Saliarkos vadinamosios su raidėm, ne? Daug dievė gal numirtų, blėt. Arba vadinamojo Pogasolio galėtų išėti. Aš gerčiau Marko Gasolio, jis gertų Pogasolio. Bet visiškai nėra Navaro. Karloso Navaro. Ir jokio Davido Blato nėra, blėt. Pardavau mašiną ir negavau Navaro, blėt. Girdi, 27 Europos čempionai, jeigu ruskiai nebūtų turėję Davido Blato, jie Blatą turėjo būti išgalvoti, blėt. Davidas Blatas sukūrė Kęstutį Kemzūrą. Jo, performino. Tiesiog nulipdė iš molio. Kaip golemą, ble. Kaip golemą iš gabalų. Jis į visur tampydavo su savim. Kaip šitas San Bernarą kokį, ble. Ir visiems sakydavo, good coach, very good coach. Good coach, very good coach. Utenos Juventus'e, kur... Seniai, pasakyk 3 blogiausius Lietuvos krepšinio trenerius istorijai. Blogiausius. Tau, arba nepatinkančius tau, arba blogiausius. Ramūnas Cvirka.
Pradedi nuo Petro Cvirkos anūko, Man Ramūnas Cvirka, aš nežinau. Pizdablė. Automechanikas. Auto aibėje galėtų darbuotis, bet. Jo, nu tu žinai, tu žiūri tą prasme žmogų ir sėdi tas spaudos konferencijai. Stepas Babrauskas. Dabar Stepas pasakė legendinę frazę, antra geriausia po sekso frazė. Sako, gyvenimas kaip zebras, juoda, balta, galė šikna. O galė šikna, žinau, bet aš mėgstu žmonės, kurie charizmus turi. Stepas neturi tavo? Ne, absoliučiai neturi. Nu, jis toksai laukinukas. Nu, jisai, žinai, atsimeni tą legendinę reklamą, kai jis į politiką. Aha. Jūs rinkit, ką norit. Ne, man nebalsuokit. Bet šitiems sakykit, ne. Ble. Tai va, tai Stepas. Nu, aišku, čia jis jaunas treneris, jam, nu. Mes linkim sėkmės Stepanui Babrauskui, bet... Tai žinoma. Netgi... Kad šikna būtų kuo lėčiau, ble. Netgi Cvirkai linkim sėkmės. Dieve, šventas. Auto aibė, visus veka Ramūnai, ble. Kad ir ką Ramūnas treniruoja, turbūt Ramūnas dabar treniruoja klubą savo. Sanario klubą bando įstatyti vietą. Ir ką žinau, ir koks nors Donaldas Kairys. Donaldas, manau, neprilygsta savo tėvui Stepui Kairį. Step by step Kairys. Step by step Kairys. Aš pasakysiu, kodėl. Aš kadangi baigęs tas 9 klasės vis tiek taip turi. Aš kur, kai jisai treniravo rytą, kažkas jam užvilko per didelį kostiumą. Aha, buvo. Bet jis turėtų žoskai per didelį kostiumą. Kodėl tu atrodai kaip pirmokas, žinai, tu stovi, jisai vargšas. Kaip pirmokas su išleistuvių kostiumu, ble. Ir aš manau, kad vien dėl to nepavyko jam ryto treniruoti paskui, nes tiesiog žmogus sužlugdė psichologiškai tas kostiumas. Tai va, toks trejetukas. O Kemzūra būtų honorable mention ar nebūtų? Kemzūra geras treneris. Tik jam labai... Utenoj Vilkuose neatrodo, sen. Nu, ne visi yra Dainiai Adomaičiai. Taip. Supranti, kam reikalas. Man atrodo, kad būna tokių trenerių, kuriems tiesiog nesukrenta dalykai. Tu gauni Olimpijakose treniruoti, tokį gauni šansą. Ten tas Olimpijakosas tų metų irgi buvo, ten avarinis toks. Avarinis, jo. Jo, tai tada gauni tas pačius Vilkus, žinai, patreniruoti. Bet savininkas neprognozuojamas, žinai. Kad ten vėl, nu toks. Tengi mes puikiai žinom apie Vilkų situaciją turbūt, kas ten darėsi. Ten bardakas ant bardako buvo. Dabar tam Juventusui. Nu ką tu nori iš to Juventusų, Dieve? Nu, aš Turino Juventusui neina, tai ir Utenos negali eiti Juventusui. Apie ką mes kalbam? Turino Juventusas 6 berods Premier lygai, tai Utena gal net irgi 6, tai netgi pozicijos tos pačios. Aš duodu Kestui labai daug kredito už 10 metų bronzą pasaulio čempionatą. Blemba, kai jis tą gladiatorių ten rodė per pertrauką. Jo, pavarė ten įėjimą žirgovo tokį, žinai. O tu matei mano palyginimą, kad Laura Juškaitė yra moterų krepšinio Kleiza, ką manai? Biški atitrūkęs nuo moterų krepšinio, žinok. Ir senai nemačiau. Pagal sudėjimą yra tokia sunkioji polėja, žinai, tarp lengvo sunkaus polėja, žinai. Ir žaidimo stilius panašus, yra to ėjimo per galvą, žinai, lipimo ir panašiai. Nu, jeigu ne Linas Kleiza 2013 mes būtumėm pabaigę grupės etape čempionato, pabaigėm sidabrų. Aš dabar žiūriu, net iš veido panašiai. Tiksliai. Ne, tai Linas ten tempė viską ant savo pečių. Jo geriausias čempas buvo 20, bet 13 jis jau ten su Garbanom buvo irgi huijena. Ten buvo huijena, jisai palaukė ištempė prieš Bosnius. Prieš Bosnius, jo. Mes prieš Bosnius gavom, bet reikiamų skirtumų gavom. Atsimeni, kaip Teletovičius televizorium transliavo iš 12 metrų trajekus.
ten buvo kažkas neįtikėtinas. Ten buvo Kleiza versus Teletovič. Kleiza irgi trajakus, irgi prasiveržimus, dėjimus, o tas iš 90-11 metrų, ble. Kaip koks Igoris Kudėlinas, ble, hujerino, na. Atsimeni Igorį Kudėliną? Ne, o kas yra Igoris Buvo Kudėlinas? toks Maskvos CSKA Rusijos snaiperis, sakydavo, kad jis pataikyt gali iš Rūbinę, žinai. Aš atsimenu. Kairiarankis toksai metikiukas. Ai, bet čia jisai iš tos biški jaunesnės kartos. Nu, jaunesnės negu ten Volkovai, jaunesnis jis. 53 metai dabar. Nu. Bet iš Rožos tikras rusas, ble. Kudėlinas. Žmogus jau kūdas iš karto Kudėlinas, žinai. Band kaip moteris sako, aš nuo šiol Kudėlinos. Bet veidas tai grinas ruskis, ta prasme. Jo. Nesumaišysi. Tai ten buvo tie visa plejada, Karasiovas, Bazarevičius, atsimeni. Mikhailovas, Mikhailas buvo, paskui Fetisovas buvo, nu atsimeni tą kartą. Nu, ble, žinok, ne. Va dabar vardinį. Tai čia 98 čempę, kai gavom ketvirtnalį ar kur nuo ruskių. Ai, matai, 98, man 8 metai. Pasaulio čempas, kur buvo, kur Karnišovas 25 taškus mesdavo vidutiniškai, man. Aš ką šį turbūt pradėjau žiūrėti nuo kokių 2000-ųjų gal. Taip, lietu malakasosas esi, kur. Aš esu mazafakeris, aš esu... Mazafakeris ir fatherfakeris prie to pačio. Aš esu hiparikas, aš jaunas. Širdį. Seniai, paskutinė tema šiandien, paskui perėsim prie paskutinės muzikos, nes mes jau valandą 3-6 minutės. Gerai. Varom. Čekuolis buvo kolaborantas, verta už tai atsisakyti jo indėlio į nepriklausomybę, toliau dėta indėlį į kultūrą, literatūrą, meną, žurnalistiką ir panašiai. Nu, tu mane dabar apšviesk. O nu, tai jis buvo KGB agentas. Tikrai? Ta prasme, nepatikėtinis, o tikras agentas, ta prasme, buvo. Tai jis Kuboigi buvo su Ramūno Butauto tėvu, tuo Stepu Butautu. Su Stepu Butautu, ne? Jo, tai jis buvo jūreivis, ta prasme, važinėjo ten Che Guevaros keliais, ta prasme, ir lydėdavo žmonės, jis buvo KGB agentas, grinakraujis. Gerai, galiu biškai pasamprotauti kitaip tada. Okay. Nu, mes dabar gyvenam tokioj sujautrintoje visuomenėje šitais klausimais, iš tikrųjų, kad vien ta žodis KGB jau yra kažkas baisaus, bet kita vertus tais laikais, daug kas jais buvo ir daug kas ten priklausė tai sistemai, netgi, nes ta sistema tokia buvo, jeigu tu norėjai kažko pasiekti ir norėjai kažkuom būti, o ne tik tais kažkokio tai fabriko, žinai, darbuotojų, tai tu turėjai priklausyti partijom visokiom ten ir taip toliau. Nu, aš nieko gyvų neteisinu, bet aš lygiai taip pat norėčiau pasakyti, kad Algimantas buvo, mes visi užaugom su... Čekuolis prisipažino iš karto 90 metais, kad jis buvo KGB agentas, jis tada Gimtasis kraštas buvo toksai žurnalas redagavo, jis tada pradėjo dalyvauti sąjūdžio veikloje, iš karto prisidavė, o čia yra respektas už šitą, kad prisidavė iš karto, nelaukia 20 metų, žinai. Taip. Ko aš nepasakyčiau apie Vaidos Baumilos tėvą. Jo, Vaidos Baumilos. Teisingai, Vaidos. Taip, aš tą ir norėjau pasakyti. Tai, kad jisai vos neteisino ten visą tą jo darbą, žinai. Jo. Tai va, tai... O Baumilos tėvas buvo KGB šitas, kuris ima interviu iš kalinių. Taip, ten buvo tardytojas. Bet interviu būna metu, gali adatėlių pajusti po kiaušais, ta prasme, visko gali pajusti. Taip, ir ten jisai gan rimtas dėdė buvo. Jo. Tai va, tai, vėl, čia kaip žiūrėsi, bet Algis, man dėdė Algimantas yra, mes visi užaugom su ta popietė. Geresnis už Adomaitį ar blogesnis? Gedai, blėt. Už Adomaitį nieko nėra geriau. Kada parašysi apie Adomaitį, ten savo tekstus postinį kasdien, blėt, negali apie Adomaitį parašyti odės kurų. Žinai, kaip Karočią Respublikoje dirbo ir tuo metu Respublikoje ėjo Rusiška Respublika. Mes išleidžiam lietuvišką ir rusiškai eidavo 3 kartus per savaitę, žinai. Tai buvo kažkoks knygos apžvalga, žinai, Forsaitų saga yra tokia knyga, žinai. Žinai, kas ir saga?
Nu, tai taip. Nu, tipo kūrinys. Taip. Tipo epas. Jo, Žinai, kaip išvertė į rusų kalbą, tai tos redaktorės? Guzik. Ne. Pugavica Forsaitov. Tu nahui. Nu, blėt, Rusija, na. O tai Respublika vadinasi Respublika? Eik tu, na. Ar vadinasi Federacija? Federation. Lietuovskųjų federacijų. Blėt, jų kalba kokia grubi yra. Bet seniai, kaip aš norėčiau federalizmo Lietuvoje, padaryti visus 5 regionus, žinai, ir būti federalizmas. Tipo, Žemaitija turi savo parlamentą, Aukštaitija savo, Suvalkija, Pamarys turi savo, Dzūkija turi. Būtų žiauriai epik, seniai. Tu primeti, kad Žemaitijai būtų koks nors gubernatorius, kur Gražulis, blė. Žemaitijos gubernatorius, blė. Tai Žemaitaitis, blė, Žemaitijos gubernatorius. Nu, blėva, ten būtų. Būtų blogiau už Muravjovą Koriką, blė. Aha, mes Žemaitijai turim tokių mazafakerių daug, blė. Jo. Aš norėčiau, kad arba Svaras, arba Erlickas būtų gubernatorius. Nežinau, Juozas, kažin ar patemtų jau. Balvočius galėtų būti vicegubernatorium. Balvočius galėtų būti kultūrininku. Jo, kultūros ministru. Kultūros ministeriu. Taip, dainos, Gedai, varyk dainą. Aš pabaigsiu, tu varyk vieną dainą. Aš pabaigsiu vis tiek su senu geru Andriu Mamontovu. Ok. Taip. Ir nieko panašaus. Gerai. Taip, į šį pasaulį. Ar? Ir nieko panašaus Į tavo akį. Taip. Nu, Andrius vis tiek turi kažką tai. Mamutovas, ne Mamutovas. Mamutovas. Geras. Išnykstantis gyvūnas, Mamutovas. Nu gaila, bet nykstantis, na. Jo. Ne, bet jis dar on fire, seniai, pas jį dar iki 7 metų pamatysi, jis dar mus nudžiugins. Tai jis daro arenas. Aš mačiau, kad Giedrius Kuprevičius tebekuria Kregždučių autorių, žinai. Jam ten 80 metų, jis dar apsikdėjęs apie dirbtinį intelektą pasakojo, kad sako, nieko jis naujo nesukurs, naujų Kregždučių dirbtinis intelektas nesukurs. Aišku, nesukurs. Kaip nesukurs Teisučio Makačino, niekas daugiau. No. Pirmasis elektroninės muzikos kūrėjas Lietuvoje. O gyvas dar Makačinas? Nežinau. Teisutis Makačinas. Blembai, jo nuotrauka Wikipedijoje atrodo kaip kur Vinstonas Čerčilis. Ai, ne, pasididino kaip Brežnevas. Nu gerai, nesvarbu. Gyvas? Nu nerašo, kad miręs. 38 gimimo. Tai gyvas yra jau. Ai, nusau. Nemo pasikviesti podcastą Teisutį Makačiną, seniai, čia būtų pėsdėts, ble. Čia būtų mindfuckas, ble. Čia būtų overall fuckas, ble. Bet gerai, challenge accepted, aš pabandysiu jį surasti, ką. Nu, davai, blembai įdomu būtų, eina savo. Aš pabaigsiu mūsų podcastą Čamba Vamba daina. Čamba Vamba, žinai tokia grupė? Ne. 98 metų pasaulio čempionato neoficialus himnas ir žodžiai yra tokie. I get knocked down, but I get up again, you'll never gonna keep me down. I get knocked down, but I get up again, you're never gonna keep me down. I get knocked down. Okay. Čiumba Tai ta Vamba. gražia proga, kad mes po visų knockdownų liekam pagulėti tik tai porai sekundžių. Ačiū už šitas porą sekundžių Petrui. Ačiū, Geduti, tau labai. Tikiuosi, tu neišnyksi dar. Pasaulis išnyks, bet tu liksi. Petrai manęs atominė bomba nesustabdys, karančiai. Tavęs Iranas, Siūs bombonešius, paponešius siūs, blė. tavęs Iranas nesunaikintų, bet tavęs sunaikintų moteris, ble. Jo, ir sunaikino. Kas geriau, Koma ar Toma? Man Koma geriau šiaip. Geriau komytą vivdėjau. Gerai, ačiū visiems. Petrai, Ačiū jums. neatsijunk, pakalbėsim. Ačiū visiems iki kito sekmadienio. Ate. Ate.